Visą gyvenimą patiko labai gėlės, stebėti jos, kaip pradeda nuo mažo stiklelio graži gėlytė užaugti. Nu ir po biškį dar genetiškise gyvenam, nuo paprasto šiltnamio, o paskui dėka Vilniaus rajono vietinės veiklos grupės pagalba pastatėm šitą tokią modernę šiltnamį, kur jau žymiai lengviau dirbti su gėlėm, nereikia tiek vargti ir gėlytės gražesnis auga. Nu ir malonu, kada ateina pas tave pastovus ar dar nauji klientai ir sako, kad labai gražiai auga. Ir malonu girdėti. Negalima išskirti vienos gėlės, visos jos nuostabios, bet žinoma, pati tokia nuostabiausia gėlė mūsų Lietuvos sąlygoms tai pelargonija, todėl kad nereikia tiek laistyti, ne tiek daug priežiūros, žydi visą vasarą. Bet ir kitos gėlės yra nuostabios, svyrančios, pavyzdžiui, sulfinija, kalibrachija, labai daug gėlių ir visos jos nuostabios. Negalima išskirti vienos gėlės. VVG darbuotojai labai padėjo, be jų pagalbos, žinoma, nieko čia nebūtų išėjęs, todėl kad turim labai daug darbo su gėlėm. Ir mano darbas pagrinde yra kaip ūkininkės. Aš nelabai draugauju su kompiuteriais, tai labai padėjo, visą laiką konsultavo, atvažiuodavo, tikrindavo, tai aš jiems labai dėkinga už pagalbą. Nereikia bijoti, reikia būti labai atsakingiam. Jeigu reikia vykdyti visus pažadus duotus ir taisyklės laikytis, kad nebūtų ten jokių nesklandumų, žinoma, nereikia bijoti, reikia dirbti ir viską išeis, ypač su VVG pagalba.